jogos treniruotę. Tai sveikinu jūs visus šį nuostabų gegužės 1 dienos rytą. Ir mes su Edita labai laukiam iš tikrųjų šios dienos ir paruošėm jum ypatingą nuostabią erdvę, kurią šiandien kartu pačiupinėsim, išsijausim, kurioje pabūsim ir pamatysim toje erdvėje save naują, save didelį, galingą, kitokį, tikrą. Ir kviečiu tiesiog įsijunkit savo mikrofonus, kameras, kas galit ir būkit atviri, nes mes čia visi susirinkom susitikti kartu visi tokiam kaip ir rate, bet kartu susitinkam patys su savimi. Tai va, koks sau leisite čia būti, tai tokį save ir pamatysit. Edita, tau perleidžiu žodį. Tai dar kartą labas visoms. Ir tikrai, kaip Giedrė ir pasakė, mes čia esam apie save. Kuo daugiau mes nersim į tą gylį savyje, į tą savo tikrąją esatį, kuo daugiau savęs atversim, būsim tą tikrąją savimi, tuo labiau plėsis ta mūsų materinė erdvė. Tuo visą tai, ko mes trokštam, ko mes norim, ką mes norim čia patirti, būnant tikruoju savimi, tuo greičiau visą tai ateis į tą fizinę plotmę. Tai mes esam apie tą tikrumą, buvimą savimi ir apie beribiškumą. Beribiškumą ir visišką laisvę visame kame. Pirmiausia, būti savimi. Be jokių rėmelių, be jokių ribų, be jokių kaukių, be jokių senų įvaizdžių, tiek juos dedant ant savęs, tiek ant kitų. Tiesiog visiškas išsilaisvinimas iš senojo savęs įsivaizdavimo ir pajautimo čia ir dabar akimirkoj, kas aš esu, kas iš tikro aš esu, kaip aš save jaučiu, ko aš iš tikrųjų noriu, be visų senų įsivaizdavimų, be jokio patirties to bagažo. Žinoma, neatmesim visų tų fizinių patirčių, kur mes mokam kalbėti, mokam vaikščioti, mokam valgyti, ne apie tai kalba, bet apie tuos tiesiog įsivaizdavimus apie save, kokie esam, kokie yra mūsų gebėjimai, ką mes sugebam, kaip mes save patys matom. Leisti savo atsiverti visiškam tam tikrajam aš, tam grinajam aš. Tai mes čia esam apie tai ir norim tikrai paskatinti nuoširdžiai jūs atsiverti. Ir galbūt dabar man taip pasijuto, kad galim trumpai kiekviena, kad prisistatytumėt truputį apie save, taip kaip jaučiat, tikrai kviečiam į tą tikrumą, nuogumą, nuoširdumą būti atsiverti, nes čia visiškai saugi erdvė, globojama kosminių sąmonė erdvė ir mes atsiveriam tai bendrai kūrybai kartu su jomis. Tai aš labai noriu, matau prieš akis Ingridą ir labai noriu pakalbinti Ingridutę, pasisakyti. Na, sveikos visos. Esu Ingrida, kaip matot, jau kažką čia pažįstu, tai Editą pažįstu ir Ievą pažįstu. Na ir aišku, 2 Editas. Va, tai esu čia visų pirma, tai nežinau nuo ko pradės, galbūt dėl ko čia atėjau, gal pasakysiu. Taip. Esu čia dėl to, kad iš tikrųjų siekiu to naujumo, siekiu jo tiesiog jau tikrai gal kuris laikas, bet tai nėra labai lengvas procesas, nes gyvenimas vis išmeta visokių tokių, situacijų, siurprizų, su kuriuo reikia tvarkytis ir per santykius, ir per, gausos tema labai aktuali, nes šiuo metu esu bedarbystė, kaip dabar jau, kaip sakyt, galima sakyti, net madinga kažkaip pasidarė tam tikram sluoksnyje. Visi čia išėjo iš darbų, ne visi, bet yra tam tikras procentas žmonių, kurie išėjo, tai va aš iš tų,
kurie jau 9 mėnesį nedirbu, truputėlį dirbu, neseniai paėmiau 5 dienų verslo liudijimą, prieš porą mėnesių, kad truputėlį laisviau galėčiau judėti, nes trūksta veiklos. Ką veiksiu toliau, gerai nežinau, nes esu šiaip anglų kalbos mokytoja pagal specialybę, dar šiek tiek baigiau, tai yra vieną tokį kursą masažo, bet kažkaip jis man labai neišsisuka. Tai va, tiesiog pradedu tada abejoti, o ką toliau daryti. O daryti norisi, veiklos norisi, bet jinai kažkaip taip nelabai kol kas gaunasi. Su santykiais irgi trukinėja, net ir tie santykiai, kurie buvo su draugėm, tokie, kurie atrodo jau gal buvo visai tokie kaip ir į naujumą einantis, tai labai trukinėja, labai daug tokių visokių. Žodžiu, esu tokiam, sakykime, gana tuštumos, netuštumos, kaip čia pasakyti, kad visai tuštumos gal ne, bet tokiam štilyje, kaip tuštumos daugiau gal. Tokiam etape, kai kažko noriu, kaip ir žinau, ko noriu gerovės, gausos, to viso, kas gali skleistis, džiaugsmo, bet taip kažkaip vidus dar kažko kažką taip iki galo matyti nepagauna, arba yra tos programos, nors vėlgi suvokiu kartais, kas lenda iš praeities, suvokiu, bet, aš čia gal labai daug šneku jau. Užteks. Gerai. Gal čia, žinot, duok žodį, tai galima kalbėti. Čia tas variantas, bet gal čia pirmam kartui tiek ir užteks. Tai va, tai žodžiu tiek trumpai. Ačiū tau, Ingrida. Gal stabdau. Va. Ačiū labai tau. Ačiū. Kas toliau norit? Aš galiu. Gerai, Gerai, Daiva, Daiva. klausom. Tai labas visoms, iš jūsų pažįstu tik tai Giedrę ir apie Editą biškį pasiskaičiau, kai Giedrė man atsiuntė projektą, kurį jūs darysit. Bet kuo gyvenu šiom dienom? Šiom dienom tai gyvenu sakyčiau, kad labai gerai, nes atėjo į mano gyvenimą ir tokio lengvumo ir nusimečiau gal tos dėžės rėmus, kurioj buvau. Tuo keliu jau einu tikrai nemažai, kokius 7 metus, žingsnelis po žingsnelio, atrodo jau kažkur nuėjau ir vėl sugrįžtu ir vėl einu, bet gyvenimas aš taip ir suprantu, kad yra kelias. Ir tiesiog ėjimas, tekėjimas. Labai man tikrai padėjo Giedrės tapinimo praktika, pasijausti lengviau. O šiaip ir toliau, dar labiau noriu save išlaisvinti, kad tas gyvenimas tiesiog tekėtų, netekėtų, o bėgtų, kad jausčiausi tokia lengva, paprastai. Taip lengvai per gyvenimą. Šiuo metu dirbu su psichinė negalią turinčiai žmonėm. Tai kai kam atrodo, kad čia labai sudėtingas ir sunkus darbas, bet jau dirbu daugiau metai ir kuo toliau tuo suprantu, kad ko gero čia mano, nes man su jais tikrai nėra sudėtinga ir nepaprasta, nes jie tokie tikri, o man ypač šituo gyvenimo momentu taip norisi to tikrumo, to paprastumo, kiek nusibodo tos kaukės, tos veidmainystės, tos apsimetinėjimai, kad tu negali pasirodyti toks, negali pasirodyti kitoks, o aš dabar leidžiu savo pasirodyti visur, kokia aš esu. Man negėda nubraukti ašarą, jeigu man tuo momentu jinai susikaupia ir bėga. Man negėda savo administratoriai pasakyti, kad tu nusišneki, jeigu aš tuo metu taip jaučiu. Tai va, tai tiek, aš tokia ir kuo labiau, tuo toliau noriu įsitvirtinti, kad tokia, kokia esu ir taip kaip jaučiu, taip sakyti, taip daryti.
Nu, ir man atrodo, kad va, tame ir yra gyvenimo lengvumas, paprastumas ir, nu, tai va tiek. Ačiū, Daiva. Ačiū. Oi, aš dar papildysiu, kad aš dargi pažįstu Ingą Umbrasienę ir Ievą iš praeitų metų kupolo. Kažkaip Nu va. merginos neužfiksavau. Inga, matau, o Dieve, taigi gerai. Taip. Va kaip kartu veda kelias tas, ar ne? Vis tiek, va tie susiliejimai, įsiskyrimai ir vėl bendroje erdvėje. Taip. Gerai, šalia Daivos matau Mariją ir noriu labai pakalbinti. Sveiki. Aš pažįstu Giedrę ir truputėlį dabar jau va ir Editą, taip? Taip. Taip. Giedrė mano artima draugė ir mes tikrai jau senai bendraujam visokiom temom. Labai, atsiprašau, biškį balsas pakimęs iš ryto. Vakar turėjau daug emocinio tokio krūvio kalbėjimo, bet kažkaip vis tiek gerai jaučiuosi, kad viskas pavyko, tiesiog biškį taip jau dar tas toksai pojūtis likęs širdį toksai biškį, nes tikrai streso daug buvo. Tai va, aš iš tikrųjų irgi labai labai noriu to lengvumo, to tikrumo, va, ką aš nekėjau prieš tai. Ir tos tokios laisvės. Aš vat iš tikrųjų kažkur važiuoju ir vat žinau, kad važiuoju ten, nes reikia, o ne dėl to, kad noriu. Ir vat tas mane labiausiai trikdo. Labai daug dirbu ir mokyklose, ir darželį, ir su suaugusiais treniruotės vedu ir tokio daug, labai daug žmonių per dieną praeina, labai daug energijų tokių įvairiausių. Ir tikrai kai kur jaučiu, kad neturėčiau būti. Bet, dėl tos gausos, turbūt, dėl finansų. Ir norisi vis tiek atrasti tą savo tokį kelią, kuris teiks džiaugsmą, ramybę, meilę ir jokios prievartos. Tai vat, man čia yra svarbiausi dalykai. Tiek šeimoje, santykiuose, tiek su draugais, kurie ryškiai keičiasi ir nebe su tais noriu bendrauti, kurie buvo anksčiau, atsiranda nauji visai kiti žmonės ir daug artimesni. Aš tikiu, labai tikiu, kad vat, tai bus. Tiesiog labai nenoriu nugyventi viso ilgo gražaus gyvenimo ir tik pabaigoje tai pajusti. Norisi dabar. Tai tikiuosi labai, kad taip ir man pavyks su jūsų pagalba, su jūsų žiniom ir vedamų keliu. Tai turbūt tiek. Ačiū tau labai. Ir noriu tau pasakyti, kad ir visiems kitiems kartu, kad labai džiaugiuosi, kad jūs šiandien paklausėte savo širdies vedimo, savo sąmonės vedimą ir atėjote čia. Tai va, Marija. Čia tikrai sąmonė. Atvedė. Ačiū. Taip, iš tikrųjų, dar papildant, kad merginos kalbėjo ir Ingrida, ir Marija, kad tarsi keičiasi, nutrūksta senos veiklos, seni draugai išeina, jau ir nebesinori to. Tai vyksta, kai mes einam į kitą, žengiam tą kitą žingsnį, lipam ant kito sąmonės laiptelio, mes augam ir keičiasi mūsų aplinka. Ir gali būti atsirasti ta tyla, tuštuma, kuomet tarsi protas gali įsigąsti, bet viskas erdvėje persidėlioja, kuriasi kita platforma, nulipam nuo senosios, lipam ant naujosios ir čia nereikia išsigąsti. Todėl visada yra, kaip sakau, grupėje ir kartu tokiuose susijungimuose yra daug lengviau dalintis, žiūrėti į tas situacijas, kad mums nedarytų įtakos kažkokios energijos iš aplinkos, kurios gali tikrai stipriai užspausti ir emociškai, ir visaip kitaip žinoma, ar ne, ir mentaliai. Tai mes čia tam, kad iš tikrųjų
drąsiai keltumėm į erdvę, apšviestumėm tas situacijas, kas bebūtų, kaip bebūtų, kas ten bekiltų, drąsiai visiškai nesitapatinant, kalbam, sakom ir apie tos norus, ir apie tas, va, kai Marija sako, jau nebenoriu to, bet tarsi va, priversta, tas tokia prievarta, kokia skaudžiausia prievarta prieš patį save, ar ne, kai nebenori, bet eini ir darai, nes tarsi reikia, nes kitaip, tai čia va tas apsiribojimas. Ir mes apie tai ir kalbam, ta visiška laisvė, kur nebe susimažini, nebe sutinki su mažiau, su tai, kas neberezonuoja. Gali būti tekti, man vat teko toks etapas, kai aš visiškai išėjau iš visko ir atsiskyriau visiškai nuo visko, nes nebegalėjau daryti, kas iš seno, nebegalėjau tiesiog visiškai. Ir tai protas tuo metu labai išsigąsta. Ir finansiniai srautai tuo metu gali užsiverti. Nes taip, atrodo viskas, bet tas laikas labai svarbus yra sau. Kai mes suprantam, kad prioritetas yra mano sąmonės plėtimasis, tas susitelkimas į save, juk kai žinom, kas mes esam, kad čia atėjom augti kaip sąmonė, tai ir turi būti to prioritetu, o tas visas išgyvenimas, jisai ir ta gausa, jinai ateina kaip pasiekmė, kai mes jau iš tikro per savo tą tyrumą pradedam mėgautis to patyrimu ir darom tai, kas mums teikia džiaugsmą. Mūsų su Giedre, va, šitas tikslas yra į gausą išeiti per džiaugsmą. Be jokių tų, kad aš va, turiu tenai padirbti, padaryti. Nes man čia irgi kilo iššūkių visokių, mes su Giedre planuojam kelionę ir man protas pradėjo kišti variantus, kad tu gali vat, nueiti ten padirbti ir tarsi tie pinigai tai kelioniai ateitų, žinoma, taip aš galiu. Bet ar aš noriu tokiu būdu, ar aš leidžiu savo sąmoniai atverti man būdą taip, kaip noriu, taip, kaip man jaučiasi, ten, kur aš galiu būti savimi, kur per džiaugsmą save išskleisti. Tai va čia tas mūsų pasirinkimas ir jis nėra labai paprastas ir komfortiškas kiekvieną akimirką tvirtinti tą gausą savimi, kad aš nematau kaip galbūt materijoje dabar, nes protas nežino iš praeities patirčių, bet mano sąmonė žino. Ir aš turiu tik patikėti, būti toj ramybėj, toj tyloj, kad girdėti tuos impulsus ir leisti tai sąmonė daryti sklaidą per mane. Tai vat mes apie tai. Tai matau, kad tikrai visom yra apie tai aktualu, jausti tą lengvumą, tą džiaugsmą, toj kasdienoj ir ta kūryba, kad vyktų tarsi lengvai, paprastai, be didelių pastangų ir būtumėm lengvume ir džiaugsme. Tai ačiū mergaitės, kurios pasisakė. Dar noriu paprašyti ir Edituką, ir Ingą trumpai prisistatyti, ir Ievutę, jeigu turi galimybę kalbėti. Jo, galiu tada pristatyti trumpai. Pažįstu beveik visas, išskyrus Daivą ir Mariją. Einam kartu. Nu jo, kaip ir sutinku su visom, kad norisi to lengvumo, paprastumo kasdienybėj, kad nebebūtų tos atskirties, kaip čia pasakyti, tarp dangaus ir žemės, kad susijungtų, būtų vienis vientisumas. Ir va, toks stebėjimas savęs, kas ateina, dėl ko ateina, kodėl skauda ir panašiai. Kad ir šiandien išėjau į mišką, taip gerai nusiteikus parėjau ir taip norėjau kažkaip su vyru pabendrauti, nes jam su finansais dabar visiškai užstrigė ir niekaip jam ten neprasimuša ir kažkaip norėjau pasikalbėti ramiai ir kažkaip gal išlindo iš manęs ir tas teisuoliškumas kažkoks toks, kaip aš čia geriau daryčiau, tai jam tiek užsiliepsnojo, bet vat, o Jėzau, žaibai čia trenkiai, valgė, nustojo valgyti, metį išėjo, gerai, sakau, viskas ramiai, tu išlik savyje, nekrisk irgi į tą patį, tai kažkaip ir nieko, ir išėjau va, pas jumis. Tai va, irgi norisi to lengvumo, paprastumo, to stabilumo kažkaip, kad nesiblaškyti ir būti savyje ir irgi, kad nebūtų iš reikia, o iš noriu irgi. Čia kaip ir daugelis dalinusi, kažkaip irgi pastebėjau kažkaip, tokia kažkokia vienišumas kažkaip aplink irgi, atrodo, nebėra nei su kažkuo pabendrauti, nei pabūti, bet aš ir nenoriu, kas pas manęs aplinkoje, iš artimųjų, kad kažkaip eiti ir bendrauti. Nu, tokia matyti dabar, toks laikotarpis, gal nežinau. Tai va tiek. Tikrai taip. Ačiū, Edita. Ačiū Jums. Ačiū.
Ir aš dar noriu, Editą, papildyti, šiek tiek užsiminei apie tą vienišumą, tai aš manau, kad daugeliu čia labai aktualu, mes ir su Edita kalbėjom, kad va tas noras turėti bendruomenę, žmonių ratą, kur tu esi savas tarp savų, kur tave tiesiog supranta, nereikia ten tau aiškinti, įrodinėti kažko ir gali būti visiškai vat, toks, koks esi. Ir, Na, tai būtent. va. Jo, aš irgi galiu dar šitam paantrinti, nes dar viena iš priežasčių, kodėl esu čia, nes noriu tos bendruomenės, nes jos trūksta. Truputėlį buvo Violetos, tiksliau vienam kurse buvo Violetos Petraitienės pirmoji pakopai, bet kažkaip bendruomeniai ten nepajutau, kad telkėsi kažkaip, nepajutau ten. Su vienu žmogum, sakykime, susipažinau realiai daugiau. Tai va, o dar papildysiu tokį dalyką, kad čia neseniai stuktelėjo 60. Ir suprantat, ir atsirado tas toks didžiulis, pajaučiau kolektyvinį spaudimą ir kartu savo spaudimą, proto spaudimą kažkokio, tai ką tu čia padarei per tą laiką, o tai kas čia dabar maždaug, kur tu čia, atėjai maždaug į tašką. Aha, remeliai, tie remeliai. Ir kas iš to, toks prasideda, toks prie savęs kabinėjimasis, kad taigi čia nieko nepadarei, va sėdi, va tokioj, va maždaug būsenoje, tai tada, pradedi suprasti, iš kur čia lenda tos programos ir taip toliau. Bet, čia va toks dar papildomai. Bet sakau, čia suprantu, kad čia yra remelis prikabintas toks kaip kolektyvinio lauko, kad labai stipriai, kad čia va, tai čia dabar va, turi turėti tą, vos ne taip, kaip čia turėtų atrodyti. Ne tai, kad atrodyti, tai čia dar kitas dalykas, bet apskritai tas socialinis statusas, finansinis statusas, o jeigu jo nėra, Taip. tai kas tada? Nieko, tu esi gyva. Kaip lūzeris. Tai čia kolektyvinė, tai tiem visiems. Man padėdavo tai, kad kai užplūsdavo tos mintis, irgi būdavo tas puolimas tarsi kolektyvinių tų agregorų kažkokių, tai tada pasižiūri, ką tu savo, ką pasiekiai, kokia buvai ir kokį kelią nuėjai, bet nebevertinant tais sociumo kažkokiais vertinimo kriterijais, bet taip kaip tu, kokia, sakykime, aš save žiūriu, kokiam užspaustume buvau, kokioje nelaisvėje, kokiam apsiribojime, kokia buvau valdoma programų. Ir dabar, kad ir materijoje, sakykime, apčiuopiama žmogui tuo fiziniu protu, tarsi nėra ko parodyti, ar ne, kaip atsakom, tada jau tu tarsi nieko nepasiekiai, bet aš matau, kokia plati erdvė mano viduje atsivėrė, kokia mano sąmonė, kiek jinai galėjo įsiskleisti. Bet tuos dalykus, kai mes iškeliam į tą aukščiau, į tuos prioritetinius punktus, ar ne, ir mes žinom, kad ir nebūtina niekam čia parodyti, ar ne, aš žinau, aš jaučiu, kaip aš užaugau ir kaip mano sąmonė. Tai va čia tas toks irgi vėlgi įvaizdžio to, kad nesvarbus tas įvaizdis, bet kartais kartais būna, kad tos nuomonės iš išorės gali užspausti. Tai va čia mes su tuo ir ruošiamės tai daryti, atpažinti, išmokti susitvarkyti su tais visais modeliais, kai kyla situacijos. Ir manau, kad būtent tos situacijos ir kyla nebereikalo, kad jos būtų atlaisvintos, jų būtų atsisakyta ir mes į tą didesnę dar laisvę žengtumėm. Tai ačiū, Ingrida. Jeigu aš norėčiau dar, jeigu apie tai kalbant, kad bendraminčiai, tai viskas fainas, labai smagu, bet aš tai dabar jau mokausi tiesiog priimti kitus tokie, kokie jie yra. Ir aš pati noriu, kad būčiau priimta tokia, kokia esu. Nes, kiek pastebėjau, tai dabar ir yra tas sudėtingumas, kad aš nenoriu ir nemoku kol kas priimti kitų tokie, kokie jie yra. Ir tada tie ateina vertinimai ir atrodo, kad, aš žinau geriau, tai čia ego niekada nebaigs tų žaidimų, jeigu nesuprasi ir neatskirsi, kur esi tuo, kuris, kur veda jis. Tai labai save stebiu ir kai pastebiu, labai džiaugiuosi tuo, kad atskyriau, kur čia tikroji aš ir kur mano ego. Tai tiek. Taip, ačiū Daiva, tikrai taip. Ingute. Aš trumpai nemėgstu visą laiką ilgai šnekėti, pas mane jau toks yra
bruožas. Tai trumpai, kodėl aš atėjau čia į šitą projektą jūsų, kaip gali neateiti į savo šeimos projektą. Ačiū, Ingut. Tai va, pažįstu beveik visas išskyrus tas dvi merginas naujas Daiva ir Marija. Mhm. Ką aš galiu pasakyti apie save trumpai? Kad aš amžiaus tokia pat kaip ir Ingrida, kiek supratau, jai šiemet 60, ne? Prieš 2 dienas. Sveikinam. Sveikinam. Tai va, dabartiniu metu aš taip pat jokio darbo tokio, už kur būtų galima paimti lėšų neturiu. Tiesiog gyvenu taip, kaip gyvenu, kažką tai veikiu namuose, darbų susirandu, veiklos susirandu, kažką tai smagaus savo mielą irgi susirandu. Dienos lekia tiesiog, nespėju, atrodo, jų gaudyti. Vat. O pagrindinis dalykas, taip, negaliu atrasti dar savęs, ką norėčiau tokio mielo veikti, iš ką galėčiau gauti dar ir lėšų pragyvenimui. Tai pagrindinis dalykas toks, netrandu savęs, kur galėčiau išreikšti taip, kad dar ir susimokėtų kažkas. Žinoma, taip. O šiaip tai va viskas, einam kartu, kažką tai išjaučiam, kažką matom, kažko norim. Tai va tiek. Toks pajautimas, kad noriu vis tik tais atrasti savį dar kažką tai tokio. Žinau, ką galėčiau daryti, bet kažkodėl tai nesidaro. Tai va, norisi išsigryninti dar save. Ačiū, Inga. Labai smagu, kad esi su mumis ir iš tos stebėtojo pozicijos iškart norėjau pastebėti tą rėmelį, kur pradžioje pasakei, kad aš nemėgstu daug kalbėti, tai vertini iš tos senosios savęs, ar ne? Tai viskas, palik visus įvaizdžius apie save žinojimą, tu nežinai, galbūt tau atsivers toks srautas kalbėti, kad tu mėgausiesi tuo ir tikrai yra labai natūralu norėti gauti kažkokį ir materialų atlygį už savo kažkokią veiklą. Tai žinoma, nes mes gyvenam žemėje ir reikalinga ta materija ir tikrai mūsų norai, džiaugsmai, kūryba tikrai daug lengviau gali lietis, kai ta materija yra ir tie fiziniai pinigai ir finansai yra neriboti. Tai, žinoma, taip, mes su Giedre šitą temą giliai tyrinėjam ir aš manau, kad visam čia yra apie tai aktualu. Ir kaip ir Editukas sakė, ir mano vyrui buvo toks etapas, kai stringa visiškai finansai, todėl kad daugeliu įvairiuose srityse būna, kad mus atvestų į kitą lygmenį ir pakeistų mūsų mąstymą. Nes mes nelinkę komforte gyvenant kažką labai keisti, ar ne? Tai mus randa per kurią pusę truputį prispausti, kad mes pasižiūrėtumėm, kad kaip tu mąstai. Ką savimi dabar galiu pasidalinti, tyrinėjau paskutiniam dienom, tai būsena būti gausoje, pati būti gausa. Palaikyti tą gausos būseną savyje, kurios tarsi dar neužčiapia aplinkoje ar savo materijoje, bet palaikyti, kad viskas jau apmokėta, sąskaitos pilnos, visko aš turiu ir toj būsenoje, kai protas ten kalena kažkur, nėra taip labai paprasta ją išlaikyti, bet mes dabar suvokiam, kad toj naujoje realybėje tą turi, kuo tiki ir kokią būseną palaikai ir kuo esi. Jeigu esam ta grinoji sąmonė, kuri veikia čia, tai mes esam ta gausa, esam ta pilnatvė, esam tas džiaugsmas, mes patys esam ta erdvė. Tai mes su Giedre, jausdamos tai savyje, mes plečiam tą erdvę ir kviečiam kartu jungtis, savimi jau patikint, kad dabar esam tai. Ir tvirtinant kiekvieną akimirką tą tikėjimą. Tai nėra tikrai labai paprasta, kai atrodo čiupt ir ten nėra už ko čiupt ir atrodo, kad kaip čia protui nėra įrodymų, bet vėl toliau renkuosi tikėti.
nežinau, kas aš esu. Ir tik šitaip ta grinoji sąmonė, ją tvirtinant, kad aš tave jaučiu savy, aš matau, kad tu nori skleistis, daryti sklaidą, ją pripažįstant čia materijoje, jinai galės mums tuos variantus atverti. Nes mūsų protas tik žino, juoda arba balta, žinojo iki šiol, ar ne, arba taip, arba taip. Ir tarsi kitokių variantų nėra, tų variantų žinom, kad yra begalė, ne visokių. Vat per tą būseną, per tą pasitikėjimą, per tą vidinę tylą, ramybę, mes galim atsiverti tam. Kai patraukiam tuos visas tas kitas netikslinės sąmonės, kurios aplinkui mums kiša tas istorijas proto ir bando mus nukreipti tiesiog nebetikslingai. Tai va, tai aš manau, kad tikrai visos čia esam susirinkę apie tą patį, apie tą tyrinėjimą beribės gausos, kaip mes ją galim pasiekti per džiaugsmą, per visišką laisvę, niekur savęs neprievartaujant, niekur neužspaudžiant, neberibojant. Juk apie tai mes atėjom čia gyventi. Ir va tuo mes galim, kuo daugiau mūsų prisijungia į va šitą vaibą, į šitą dažnį, tuo mes galim skleisti, kad mes tikim, kaip šįryt mes su Giedre susijungiam ir mes patvirtinam tą variantą, kad mes juo tikim, kad ir nematom tų dekoracijų dar aplinkui, galbūt jos ne taip dėliojasi, kaip mes mums atrodytų protui norėtumėm, bet mes renkamės to tikėti. Mes žinom, kad mes esam tai. Va šitą būseną svarbiausia palaikyti ir kuo daugiau mūsų tai palaikys, tą pilnatvę ir gausą vidinę, tą būtį, tą energiją. Tai vat tuo greičiau ir mūsų toj materijai visą tai išsiplės. Tai aš dar tik tai paantrinsiu, nes tai labai labai rezonuoja ir galiu pasakyti labai trumpą pavyzdį, kada man tai labai gerai veikia, kai aš 16 metais buvau išėjusi iš darbo, po 20 metų ten pertraukos, ta prasme darbo didelio. Ir aš tada pagavau tą momentą, kad aš galiu jaustis turtinga. Aš nevartoju žodžio gausa, bet aš vartoju turtinga visapusiškai. Bet kas yra iš tikrųjų tas pats ta gausa. O kaip aš galiu jaustis turtinga? Aš galvoju, tiesiog jaustis, pasijaus, kad esi turtinga, kad tavo sąskaito yra pinigai, kad tu turi tiek, kiek reikia, visko iš būsenos. Ir aš buvau taip gerai apčiuopus tą būseną ir mano tada tas buvo toksai buvo toks skrydžio jausmas, man tie metai buvo superiniai. Bet po to aš vėl nuėjau dirbti, vėl atsirado kažkokie dalykai ir vėl aš nukritau į tas savo visokias būsenas, tokias kitokias, žodžiu, tokias. Ir dabar galvoju, o tai kaip man čia dabar apie tą pasijautimą? Taip, todėl, kad tavo protas yra patyręs tą būseną, tu jau žinai, aš žinau, kas tai yra, aš žinau, kaip tai gali būti, aš žinau. Ir aš tai žinau, bet mes augam. Ir kai lipam ant to kito lygmens laiptelio, vėl viskas tarsi nusinulina ir mes vėl naujai iš dar didesnės laisvės, iš dar didesnio beribiškumo turim užtvirtinti tai. Nes jeigu, sakykime, Ingrida, tu tada išjutai ir nebūtum savęs apribojus ir tarsi vėl nuėjus kažkur, bet irgi vyko patyrimas ir augimas, kuris buvo reikalingas tavo sąmonėjai, tai negali tvirtinti, kad tuomet buvai visiškai laisvai, nes vis tiek kažkur dar nuėjai, ne? Taip. O dabar dar daugiau atsiveriam, ar ne? Kiek galim, kiek leidžia mūsų sąmonė. Bet, Edita, aš tik tai klausimą tada turiu, va tada mano suvokimam turbūt ne, ta laisvė yra įgyjama kartu su sąmoningumu. Reiškia, to pilno to sąmoningumo, to tokio, kuris turėtų būti, kad vėlgi čia yra pasirinkimai apie kiekvieną minutę. Nes labai lengva nuvažiuoti žemyn, kai tu sakai, tai gal dabar aš darysiu visgi taip, bet čia dirbsiu, nes reikia lizingą išmokėti, ten ir darysiu vėl iš tos senos būsenos, čia 2 metus, čia tiek, kažkiek. Tai paskui ir nukrenti. Taip gaunasi. Tu sutinki su mažiau. Mano pavyzdys tai parodo. Taip, Ingrida, grinai taip, kai mes sutinkam, aš vos nepadariau įtakojama tų netikslinių sąmonę, aš vos nepadariau irgi tų žingsnių, kad naiti kažkur padirbti materijoje ir gauti tą pinigų, nes čia normalu, čia viskas su tuo gerai žinoma, kad taip, bet ar tai tarnauja mano tam aukštesniam tikslui, ar tarnauja tam pasirinkimui, kur noriu įsileisti visišką beribę laisvę ir daryti viską su džiaugsmu, nes ten, kur aš būčiau nuėjus padirbti, ten to džiaugsmo, taip, aš tokia esu asmenybė, būtybė, kuri tikrai turi to gyvenimo džiaugsmo. Aš būčiau susikūrus tą džiaugsmą, bet vis tiek tai būtų tam rėmelyje.
apribotai toj erdvėj. Ir nebūčiau ėjus, būčiau sutikus su mažiau, būčiau save susimažinus, būčiau prisitaikius tam, kad gauti pinigų. Bet jeigu jau mūsų tikslas tampa pinigai, kurie turi ateiti tik tai kaip dovana, kaip pašalinis produktas mūsų sąmonėjimo. Jie turi ateiti lengvai, mums apie juos per daug nemąstant, tiesiog būnant toj tėkmėj. Taip mes suprantam su Giedre visą šitą reikalą apie gausą, ar ne? Ir kiekviena mūsų nenorimgi mąstyti, kaip gauti tų pinigų, kaip užsidirbti, kaip eiti į darbą. Šito nebenorim. Tai mes norim ir atverti tą visą gausos tėkmę, kur apie ją nereiktų net mąstyti, daryti viską su džiaugsmu, būti beribiškai laisvai, tą būseną aktyvuoti. Kaip tu sakai, Ingrida, tu jau tą žinai, kaip galėjai būti. Tai visos kartu galim dar mes stipriau aktyvuoti, susijungę tą energetinį lauką, kuriame būsim toj būsenoj. Apie tai ir kalbu. Tai tai tu patvirtinai savo patirtimi jau, kad tu tai apturėjai. Taip, tai kviečiam dar Ievą. Girdėt mane? Girdim. Mane bus fonas. Gyvas fonas. Jo. Taip, Nikolai. Aš tik galiu apibendrinti, nes viską galiu prisitaikyti, kad kiekvieną pasakyti. Dabar klausydama visų pasisakymų, galvoju, atėjimas į šitą projektą, tai man tiesiog žingsnis į materinimą tos gausos, tos minties ir tos realizacijos. Tai dar labiau būtų apčiuopiama ir tikra. Ne tik tai sukimas mintyje, kad lauktume. Tik sukimas mintyje, kad tai gali būti. Iš tiesų, aš irgi noriu tos eiti į veiklą, ne į darbą, su džiaugsmu, su ta pilnatvė. Ir ne tik tai gausa finansinė, kad tą turėti, bet visapusiškai gausa. Aš tikiu, kad tai yra vienas iš įrankių, kaip tą pasiekti ir tą būseną palaikyti. Nes vienam tai iš tiesų kartais yra sudėtinga, bent jau man asmeniškai, o tai yra komanda, palaikymas, tai yra daug lengviau palaikyti. Tiek trumpai. Ačiū tau, Ieva, labai. Ačiū labai. Labas. Va, kaip smagu. Taip, labai džiaugiuosi, kad prisijungėt ir kaip Ieva, nors ir šeimoje dar reikia ir pusryčius daryti, ne, ir vis tiek jau renkat pasirinkusi būti, ne, būti, paklausyti, pajausti ir pasiimti savo. Tai mes turim dar vieną prisijungusią dalyvę, aš taip įtariu, kad ten Ievutė, mano draugė, man rašo iPhone. Tai Ieva, jeigu tu gali ir nori, tai įsijunk kamerą ir pasakyk šiek tiek apie save ir kame tu gyveni ir ko norėtum sau. Rašo Ieva, labas rytas visoms. Labas rytas. Jeigu nesinori jungtis kameros, gali būti taip, kad tai bent mikrofoną, bent jau mes girdėsim. Trumpai, taip. Dabar ir garso ne. Ne garso, ne kameros, tiek to. Tai ačiū, kad esat su mumis. Dabar labai stipriai pajutau srautus ir aš dėkui visom mergaitėm, kad įsijungėt, kad pasisakėt. Labai didžiulis dėkingumas, kad esat su mumis. Bet man dabar toks, nežinau, kaip tu, Giedre, jauti, kad norisi eiti į apsijungimą ir išjausti tą būseną. Ir kviečiam neįsijungti mikrofonų ir gyvai dalyvauti. Mūsų šitam apsijungime įeisim į tą tyrą savo sąmonės ašį ir kiekviena galit, kaip jausit, ką jausit,
galite įsijungti į bendrą srautą ir ištransliuoti, ar pajausit intenciją, ar pajausit, pamatysit vaizdą, ar ateis kokie žodžiai. Visiškai gyvai mums visoms susijungus va šitoj mūsų energetiniai erdvėj, tiesiog kartu išsijausti tą gausos būseną ir kiekviena savo išsikelti tai, ką norit atverti, gauti, kaip leisti pasireikšti tai grynąją sąmonę per save. Tai Giedrut, ar tu nori įvesti mus į tą susijungimą? Gerai. Gerai, ačiū tau. Tuomet Giedrė mus įves ir tuomet kiekviena, kaip jaučiam, galim pasisakyti tai, ką jaučiam ir įsijausim, sujungsim mūsų tą bendrą būseną. Tai atsipalaiduojam. Ir dabar kviečiu pajausti savo kūną. Ten, kur esate, ar sėdit, ar einat, ar stovit. Ir pakvėpuoti šiek tiek laisvai. Įkvepiam, iškvepiam ir tą pojūtį, kaip tai lengva kvėpuoti, kokia ta laisvė yra, kad mes galim kvėpuoti, esam gyvos, gyvis. Taip, esam čia, su savimi. Ir dabar pajauskim save per stuburą einančią tokią kaip ašį, kuri nuo kažkur galbūt net nuo žemės ar nuo stuburo pačios iki pat viršaus aukštai, aukštai praeina ta mūsų ašis ir jinai mus laiko mūsų tvirtume, mūsų tokiam stabilume ir kartu tyrume. Mes galim tokiu būdu save surinkti iš visų įvykių, iš visų reikalų ir būti savyje, tokiam jausti save tvirtai. Ir dabar įsivaizduokim, pajauskim, kaip tarytum iš viršaus mūsų užlieja šaltinis, skaidrus, toksai švytintis, auksiniai baltos spalvos ir jis mus tarytum išskalauja, perlieja savimi ir išgrynina, padaro mus tyrus ir grynus, švarius ir viskas čia atrodo ir lengva, ir aišku, paprasta, laisva. Ir dabar, jaučiant save toje ašy, dar pabandykim įsivaizduoti, kad mes esam kaip sfera, kaip toks burbulas ir mes įkvepiam šaltinio šviesą ir plečiamės tame burbule. Ir tai yra mūsų didžioji sąmonė čia materijoje. Ir tam burbule apsijungia visos kitos mūsų sąmonės. Nes mes iš tikrųjų esam labai daugiadimensiški. Galbūt to ir net protų ir nesuvokiam, nežinom, bet mūsų yra labai daug ir ta begalinė įvairovė, begalinės galimybės, begalinės grožis ir jėga ir galia. Ir vat kaip ir pradžioj kalbėjau apie tai, kad pajauskit save dideliu žmogumi čia žemėje, kuris gali viską, kuris tiesiog jam yra viskas suteikta. Ir mes toj savo sferoj pasijaučiam, išsiplečiam į tą didelę sąmonę, į tą grynąją sąmonę. Ir čia apsijungia tiek kūrėjas, tiek absoliutas, tiek šaltinis. Ir nesvarbu, galbūt tie žodžiai pirmą kartą girdimi, bet leiskit savo pajausti, kas tai galėtų būti, kaip tai jaučiasi tiesiog. Kaip jaučiasi ta vidinė laisvė, tas džiaugsmas, tyrumas
Ir dabar kviečiu pasidalinti kiekvieną, kuri kažką jaučiat, ar matot, ar kažkas vyksta pas jūs. Aš dabar tarytum miške. Vaikštau. Labai Ir gera, kaip tu jautiesi, gera, ne? labai gera. Tokia laisvė, jokio apribojimų. Saulė, šviesa, tokia žaluma, kažkaip tokia gyvybė. Norėčiau čia dar pabūti. Nuostabu, tai ir būk. Mes čia visos su tavimi. Labai gera, labai daug meilės. Kažkaip net kvėpavimas atsilaisvino, nes vakare negalėjau kvėpuoti giliai. Tiek užspausta buvo, dabar jaučiu kaip laisvėja. Ir aš ne miške, aš namie, bet atrodo, kad Taip. gerai kvėpuoti pradėjau. Nežinau, kažką paleidau. Nuostabu. Aš dabar sėdžiu gamtoj, bet kai Giedrė pradėjo kalbėti, tai man matėsi toks didelis skaidrus ledo, toks bokštas aukštas ir toks permatomas skaidrus ir ten ir augalų, ir žmonių, ir visko buvo užšalę tokie, bet aš juos mačiau ir paskui tas ledas pradėjo tirpti ir jisai toks prisipildė toks liko matomas, šviečiantis, nebepermatomas, o toks tirštas ir šviečiantis. Ir iš to didelio kalno tapo toks rutulys ir aplink tą rutulį labai įvairių, negaliu sakyti, kad tautybių, bet tiesiog ir spalvų, ir aprangų, ir visokių žmonių, bet jie visi susikibę rankom ir net pati per rankas pajutau, atrodo, kad ir aš tame rate buvau ir tokia, tada atsirado laisvė ir tokia bendrystė, toks artumas su visais, nesvarbu kokia jų spalva, koks amžius, koks įvaizdys, ten vaizdas, bet taip tikra ir gera. Labai stipru. Labai jaučiu tą. Ir kviečiu drįsti išsakyti kiekvieną, nes mes va šitą erdvę o dabar ir užpildom šitom energijom, ką Ieva išsakė, ką Daiva pasakė. Tarsi ta mūsų sfera, energetinė erdvė, jinai pildosi va šitą laisvę, tuo susijungimu, tuo ryšiu, tuo bendrystė, tuo gėriu, tuo grožiu. Sakykit drąsiai, ką jaučiat, o jeigu kyla kažkokių dar apsiribojimų, gali iškilti ir nelabai malonus jausmai, tuomet paprašau šaltinio, kad jis savo šviesą ištirpintų visus tos dar likusius kažkokius įspaudus ar rėmus, ar tai, kas jau nebetarnauja. Tiesiog visiškai lengvai, paprastai atsiduodam šaltinio šviesai ir tegu toj tyroj šviesoj iškyla ir ištirpsta viskas, kas jau nebereikalinga. O mes atsiveriam tai grynajai tiesai, kuri kyla iš vidaus ir išsilieja tom energijom, kurias merginos dabar įvardino. Ir kviečiu dalintis. Na, gerai, tai tada aš gal truputį, kaip aš išjaučiu.
Tai aš, man ta situacija nepasikeitus, kad aš vaizdinių nematau, aš per pajautas ir per mintis suvokiu dalykus man ateina. Tai man ateina tas toksai didžiulis laisvės jėgos toksai pojūtis ir kartu stabilumo. Bet per kūną aš jaučiu tam tikrą dilgčiojimą, tokį kaip skausmelį. Dabar jis nėra stiprus, bet jis truputėlį yra va šitoj va vietoj. Toksai kaip ir užspaudimas kažkoks dar matyt, jis kaip ir toks silpnas, bet praeidinėja. Ir ta sfera yra tokia, labai labai graži, ta prasme graži, tai tokia, turiu omeny pagal pojūtį tokia. Ir tas išsiplėtimas irgi yra begaliniai toks, labai sunku įvardinti žodžiais, nes tikrai žodyne nėra tokių žodžių. O mano kūnas tai labai įdomiai, kad aš šiuo metu kaip ir nelabai jaučiuosi gal kūne, kažkaip tas įsiplėtimas yra toks. Ir va todėl tik tai per tą va tokį vieną skausmelį, kurį aš suvokiu savo kūną. Ingrida, labai gražu ir labai jaučiasi ta jėga. Ar gali va dabar toje tyroje erdvėje užduoti erdvėj klausimą, apie ką tas skausmelis? Galbūt ateis tavo aiškumas, apie ką ten iškelk į erdvę klausimą. Apie ką skausmelis? O aš dar Giedrė kalbant labai pajutau, kaip tiesiog atrodo fiziškai pajutau, kaip atsiveria krūtinė. Tai gal jinai veriasi tokiu būdu matyti? Man tai atėjo, kad čia apie prisirišimą kažkokį. Pažįstamas šitas skausmelis širdies plote, kai veriasi ta erdvėje ir taip, tu kažkokį prisirišimą nutrukinėja. Tai gali duoti savo laisvą apsisprendimą, pasirinkimą, kad leidai nutrūkti visiems tiem ryšiam ir išsilaisvinti iš visų. Aš irgi jaučiu krūtinį, aukščiau krūtinės tokį spaudimą. Tai jaučiu ir aš jį. Ir galim užduoti klausimą bendrai, ar tai yra įsiplėtimas, ar tai yra apie kažką mums tiesiog dar, kad mes pamatytumėm aiškiau vaizdą. Man tai grinai toks atsiverimas ir matau, kaip tiesiog įeina. Net nemoku pasakyti, kas įeina, tiesiog atrodo įeina visa žemė su dar kažkuom tai labai plačiai. Tiesiog atsiverimas didelis, atrodo išplokštėjau, nebėra nieko manęs, bet vat įeina, labai stipriai įeina. Taip kaip kamuolys, kaip žemė, kažkas va tokio labai didelio. Toks jausmas, tarsi įsileistume naują sferą kažkokią, man irgi yra labai rezonuojinga. Galbūt tai kaip nauja gyvybė, man kažkaip tas žodis nuo pačio ryto šiandien, kaip kad mes, naujas tas pasaulis, kurį mes galim iš tos sėklos užauginti ir kurį mes pačios laistom, tai pačios auginam. Naujumas, tiesiog per kojas pradėjau čiurpuliai, kaip naujumas. Tikrai ačiū Giedrė, kai paminėjai tą sėklą ir toks jausmas, tarsi suvokimas, koks procesas dabar vyksta. Bet tarsi visos susijungusios pasiėm tą sėklą, to beribiškumo, tos gausos, tos visos naujos erdvės, ar ne, kurią norim kurti savimi, per mus leisti kurti mūsų sąmonėm. Ir tarsi va dabar vyksta tas procesas to sudaiginimo, to įsileidimo. Ir iš tikro krūtiniai, tai atrodo, kad ten va taip plėštų kažkas tą erdvę toks jausmas. Taip rezonuoja tikrai, nes yra tas toks kažkaip per krūtinę, vat. Tai tada atsipalaiduojam ir įsileidžiam. Lengvai priimam sprendimą, apsisprendimą, kad aš įsileidžiu tą naują erdvę, įsileidžiu tą sėklą, naują gyvybę, sudygti. Lengvai, paprastai, su džiaugsmu, su žaismingumu.
Mūsų valia, mūsų sprendimas lemia tai, ar mes leisim savo gyventi toje visiškai laisvoje kūrybinėje erdvėje. Ar mes renkamės tai. Ir aš kviečiu užtvirtinti savo pasirinkimą, savo valią, savo apsisprendimu, kad renkuosi gyventi beribėj laisvėj, beribėj visapusiškoj gausoj, visapusiškam klestėjime, kūryboje kartu su kosminiam sąmonėm. Taip, kaip jaučia mano grinoji sąmonė, kokią jinai nori daryti sklaidą, kad tai neštų augimą, brandą visiems, kad man, per mane ir kitiem. Man šiuo metu toks pojūtis, kad visas kūnas, tiek fizinis ir fizinis, išsiskaido į plotį. Tiesiog šviesoje erdvėje. Aš irgi matau tą šviesią erdvę, labai daug šviesos, tokia balta jau, jinai beveik balta. Man irgi kažkoks išsiskaidimas jaučiasi. Labai rezonuoja, kai Ieva pasakė, tarsi plėtimasis tas į plotį horizontalus, ar ne? Toks jausmas, kad mes tarsi tą energiją, tuo jausmu, tą būseną užklojam tą materiją savo. Ir taip galvoju, gal nėra teisingas žodis išsiskaidimas, bet toks beribis išsiplėtimas ir kūno Išsiplėtimas, taip. Tarsi, kaip Ingrida sakė, nebejaučiu kūną, nes toks išsiplėtimas, bet jaučiu save tvirtai čia ir dabar esančią. Bet kūnas ir visa erdvė išsiplėtus. ir labai tą ašį kaip šaltinio srautą. Čia giedrė įvardino. Balta šviesa, tai balta šviesa, kaip aš vis neužlėjus. Ir man noris pakartoti, kad aš renkuosi kiekvieną akimirką tvirtinti, kad aš esu gausa, aš esu šviesa, aš esu pilnatvė, aš esu harmonija. Ir tai jau nebeišvengiama mano aplinkoje, nes jau aš esu tai. Didelis perlamutrinės šviesos krioklys ant mūsų. Aš jaučiu didelį srautą, einant iš viršaus, per visą galvą, stuburą. Toks atrodo išneša kaip srovė. Ir dar galim patvirtinti, kad aš atsiveriu savo grynąją sąmonę veikti per save. Nes jaučiu tą perlamutrinį šviesos srautą kaip mūsų grynąją sąmonę įtekančią į mus, į kiekvieną įsimaterinančią, į kiekvieną mūsų ląstelę. Ir kviečiu kiekvieną pasijausti tą sąmonę, veikiančią čia materijoje, kuriančią laisvai, be ribų, džiaugsmingai, žaismingai. Su stabilumu, tvirtumu, visiška vidinė ramybė, pasitikėjimu ir atsidavimu tai sąmonei.
Ar yra, kas jaučiat kokį sunkumėlį ar kažkokią nepratekančią energiją? Ne, visiškas lengvumas. Aš taip jaučiu, vis nueina toks karštis per kūną, tokia kaip banga. Ja, man irgi. Man irgi per nugarą eina tokie karščio. Nu, kaip atrodytų, kad vat karšta, koks karštas gyvsidabris mane taip praeina. Tai dar kartelį su lengvumu, su džiaugsmu atsiveriam tai energijai. Priimam ją laisvai tekėti, laisvai reikštis, laisvai skleistis. Tegu užpildo kiekvieną mūsų kertelę, kiekvieną ląstelę. Ir mumise, ir aplink mus, ir mūsų aplinką užlieja šitą džiaugsmo, pilnatvės, gausos, harmonijos energiją. Ir mes tarsi ambasadoriai tie, kurie einam ir savimi, žengiant kiekvieną žingsnį, skleidžiam tai. Skleidžiam tą naują būseną, skleidžiam tą naujumą, tą pasitikėjimą ir žinojimą, kad aš esu tai. Ir tai neišvengiamai įeina jau į mano materiją. Aš turiu tik patvirtinti kiekvieną akimirką, jausdamas tą būseną, patvirtindamas ją. Nes niekas kitas, tik mes galim tai padaryti. Ir išlikti savo ištikimu toj materijoje, kad ir kas keistųsi aplinkui, kad ir kas vyktų, išlaikyti tą pasitikėjimą ir leisti pajausti kiekvieną ateinantį impulsą. Ir ateina kažkokia mintis, nors jinai visiškai atrodo keista galbūt ar tokia beprotiška, leisti savo padaryti iškart ir patvirtinti materijoje, kad va, aš girdžiu savo sąmonę, aš girdžiu tuos šnabždėsius, tuos pojūčius ir aš patvirtinu, nes savo veiksmais iškart materijoje, kad ir atsiduodu tam impulsui. Ir va taip vienas po kito ateis impulsai kažkokie kaip intuicija, tokie noras kažkoks vidinis. Ir eikim ir vadovaukimės jais drąsiai ir vis drąsiau ir lengviau ir pamatysim tą iš tų žingsnelių mažų susidėlios toks gražus naujas kelias, kurio dabar galbūt nesimato ir viskas su tuo yra gerai. Man tai dabar, žinot, ateina tokia mintis, mėgaukis procesu ir nesirišk prie rezultato. Taip, taip. Bet čia man asmeniškai taip matyt to reikia. Čia ir dabar. Nes dažnai mes labai ryšamės, vat kaip protas. Nu, žodžiu, čia neapibendrinsiu. Čia iš dabartinio momento. Būtent, Ingrida, labai taikliai. Mes turim tikslą, ar ne tikslą. Ir mes žinom tą galutinį rezultatą. Mes jį tiesiog žinom vidiniu žinojimu, kad tai neišvengiama. Bet mes ir renkamės mėgautis procesu. Bet tą akimirką, kiekvieną akimirką būti tame. Nes tas rezultatas visumoje tai kaip tikslas, bet ne kaip rezultatas, kaip aš ten ar kažkokia mano dalis įsivaizduoja, kaip iš to senumo. Čia apie tai, kaip turėtų būti, kaip aš ten manau, kad turėtų būti gal. O gali būti visai kitaip. Taip. Ir va čia ta prasme nesirišti. Taip. Prie tų įsivaizdavimo, kaip turi būti. Taip, prie įsivaizduojimo, kaip tu galvoji, kad turėtų galbūt, arba iš kažkokio ten to. Taip. Lengvai leidžiam tai sąmonėj mums kurti tą realybę, nes jin tikrai geriau žino ir plačiau mato, negu mes savo žmogiškoje dabar toje erdvėje. Dalinkitės drąsiai.
Labai stiprus pasitikėjimas atsirado. Gerai, tai aktyvinam tą pasitikėjimą bendrai šitoje erdvėje, jis labai reikalingas kiekvienai. Nieko nėra nei blogai, nei gerai, tiesiog yra kaip yra ir priimu taip, kaip yra, džiaugiuosi tuo ir tiesiog pajaučiu, ką galiu su tuo toliau daryti. Taip. Kažkodėl labai noriu pasakyti, kad aš atveriu savo laisvę veikti. Laisvę veikti ir laisvę, tą drąsą su laisvę, vat aš turiu ją. Aš ją jaučiu ir tada darau, vat būtent iš tos laisvės. Labai gerai, Ingrida, net šiurpas nuėjo visų kūnų toks srautas. Būtent drąsa, ryžtas, laisvė veikti. Nes bet kokiu atveju mes turim padaryti tą veiksmą. Visiškai atsisakau baimės veikti. Nuostabu. Labai gerai, Daiva. Inga, gal tu turi kokių pajautimų? Man dabar tokia visiška ramybė. Mhm. Atrodo, kad viskas jau padaryta. Labai gerai, labai gerai. Va tame ir turim būti, kad jau padaryta. Jau tai yra. Mes jau tai gyvenam. Man irgi atėjo ta ramybė, toks jausmas, tarsi tie srautai truputį aprimo, bet manau, kad tie srautai jie vis tiek tekės ir darys savo darbą, ką jie turi daryti. Svarbu jų neuždaryti. Mhm. Leisti pasitikėti, kad būtumėm lengvume. Žinoma, gali iškelti, sujudinti, įsileidžiant tą grynąją energiją. Gali būti sujudintos tos energijos viduje, kur dar buvo užspaustos kažkokios, tai neišsigaskim, gali sujudėti. Bet mes turim šitą erdvę, turim WhatsApp erdvę, mes galim rašyti, dalintis, kalbėtis, bendrauti visiškai atvirai, kaip kas vyksta, kaip kas kyla, ir kelti ir apšviesti. Mumgi svarbu visiškai ne, be jokio teisimo savo, be jokio teisimo jokiai energijai. Tiesiog pamatant, nesitapatinant, kaip faktą įvardinant ir atsisakant. Tai galim gal po truputėlį grįžti jau į šitą erdvę, ar ne? Ir gal merginos Atsimerkim. Atsimerkt, kažką gal pasakyti, kaip jaučiatės, pasidalinti, kokia būsena dabar, nes aš tai jaučiuosi tokia užsipildžiusi, ta visa erdvė, tokia plačia, tokia gausa ir
Ir atrodo, kad labai lengva tikėti, kad visa tai jau yra. Tai reikia, norint tą naujumą, kai sako, kas tas naujumas, kaip jį pačiupinėti, tas naujumas yra mūsų nauja pozicija, naujas požiūris į viską. Ir jeigu mes jį tvirtinam, kad ar ne, aš nebesirenku sunkaus darbo, nebesirenku kažkokio apribotų sąlygų, kažko tokio, kuris, sakykime, protas kiša mintį, man dėl to ir to reikėtų, ar ne. Aš renkuosi taip, kas man kelia džiaugsmą, tikrai, kas kelia pasimėgavimą, kiekvienoje akimirkoje, nei kiek nesusimažinant. Ir leisti tam vykti. Tiesiog, kad ir kokia ta dekoracija, kokia ta situacija ir įvykis iškiltų, per tą įvykį ir situaciją mes pasityrinėjom, ką ten iškėlė, ką ten sujudino. Pripažįstam, pamatom, tą netikslinę patraukiam ir vėl pasirenkam iš tos sąmonės pozicijos, kaip aš renkuosi ir įtvirtinu. Žinau, kas esu, žinau, ką renkuosi, toliau. Tai tas darbas toks ir vyksta su savimi, kai visiškai nebijom nieko, kas iškyla, pasižiūrim atvirai, patraukiam nuo savęs tą situaciją ir ją apžiūrim iš visų pusių, nes tikrai gali kilti visko, tikrai pati žinau, visai nesenai praėjau tikrai skausmingus procesus ir jie neišvengiami, kol mes patiriam dabartinį tą virsmą. Tai tikrai yra iliuzija, kad mes eidamas tuo sąmonėjimo keliu vien būsim tik tai tose drugeliais skraidžius, tose rožinėse energijos. Tai žinom, kad norint į save eiti į tą gryną save, pasiekti tą tyrąją tiesą, mes turim atsiverti viskam, kas ten yra. Nebebijoti ten to, nes aišku, nenorėjom nei skausmo, nei kažkokių nemalonių tų išgyvenimų ir nesinori tame būti, bet jeigu tai kyla iš mūsų. Ir mes turim labai atvirai tai pasižiūrėti, su pagarba savo, su švelnumu, žinoma, be jokio teisimo išgyventi. Ir mes iš savo patirties jau visos turbūt žinom, kad susibūrime, bendruomeniai kažkokioj daug lengviau yra tai patirti ir išgyventi, pasidalinti, palaikyti. Tai palaikyti ne iš to gailėjimo, ne iš to gelbėjimo, bet iš to sąmoningumo, kad mes tyrinėjam, žiūrim, analizuojam kaip kas. Nes jeigu kyla vienam šito erdvėje, sakykime, tai tikrai yra aktualu visiems mums. Mes esam atspindys vienas kito, esam tikrai susijungę įvairiais saitais ir ryšiais. Tai tikrai nėra nieko atskiro, nėra, kad kyla Ingridai, o man nėra. Jeigu esam kartu šioje erdvėje, reiškia ir manyje yra atitikmuo kažko. Tai ne veltui mes pajaučiam vieni kitus, ne veltui susijungiam ir darom tos dalykus, kurie tikrai visumai, visai visatai tikrai, čia aš įvardinu kaip faktą, be jokio reikšmingumo ar pasikėlimo, mes su Giedre šiandien išjautėm, kaip visa ta mūsų banga, tas ratelis, nedidelis, nesvarbu kiek, visiškai nesvarbu ta kiekybė, svarbu mūsų susitelkimas, mūsų energija, kad jis nuvilnijo per visą erdvę, toli ir plačiai. Tai labai dėkoju visam. Jo, aš irgi noriu labai padėkoti ir pasakyti, kad aš jau toj turėsiu atsijungti, nes važiuoju į kaimą. Ir tada tokie čia techninę dalį dar tiesiog truputėlį pasakysiu iš karto, kad aš jungsiuos prie projekto, mokėsiu dalimis, kaip galima, bet fiziškai prisijungsiu tik penktadienį ir po to pirmadienį, nes su sūnum išvažiuoju prie jūros, tai ten tiesiog, švęsim gimtadienį, o rytoj būsiu kaime. Tai penktadienį aš jungsiuos gyvai, ta prasme per Zoomą, o tada po to atsiųsit įrašą, taip? Taip, įkelsime WhatsApp grupę įrašą. Pažiūrėsiu tuos rytoj ir šeštadienį, sekmadienį negalėsiu prisijungti. Nes sekmadienį jis bus, ar ne? Taip. Be pertraukos sekmadienio, taip? Taip. Tai gerai, tai aš tiesiog tą noriu iš karto, kad aiškumas būtų, kodėl manęs nėra. Aš klausysiu įrašą, o penktadienį manau, kad prisijungsiu, kad gausis man. Viskas super, Ingridai. Tai čia tiek dėl to, kad paskui, žinai. Savarankiškos sąmonės, elgiamės pagal taip, kaip mes jaučiam. Tavo sąmonė vis tiek dalyvauja, vis tiek būsi čia prisijungę ir tavo energija bus jaučiama, nes jau susijungiam šitą erdvėje ir čia nėra jokių tokių kažkokių privalumų, ar ne? Mes juk darom dėl savęs. Dėl savęs visą tai ir ačiū tau, kad jungiasi labai gera ir tikrai. Tiesiog aš suprantu, kad būti fiziškai yra žymiai geriau negu klausyti įrašo.
Bet, nu, va, tos dienos galvoju, tai čia tik nuo pirmadienio pradėti tada, nu ne, nu vis tiek aš gausiu įrašą. Taip, taip, įrašus įkelsim ir visiškai pilnai pasiklausysi patogiai, kada norėsi, tos energijos, jos aktyvios, jos vis tiek darys, žinai, jau pati, kad darys tai, kas reikalinga. Kur tu bebūtum, ar kaime, ar prie jūros, tik tai būk sąmoningume, būk Taip, tai va, tai ačiū labai, būsena. aš tada atsijungiu dabar, gerai. Ačiū tau. Gerai, ačiū tau. Ingrida, ačiū. Taip, taip. Ačiū. Visą ir iki. Visą. Iki. Iki. Taip, tai mes greičiausiai irgi eisim į pabaigą, tai dar mergaitės, kas norit kažką pasakyti, pasidalinti, ką jaučiat, jeigu jaučiat. Laisvai, visiškai paprastai. Didelį dėkingumą jaučiu, priėmimą, prisipildymą, išsiplėtimą ir, nu, ir tą bevaimiškumą. Atrodo, dabar nežinau, ką galėčiau padaryti šiuo momentu. Žinai, Daiva, eik ir padaryk. Jeigu pajutai, įmaterink tą savo drąsą, tą bebaimiškumą, nesvarbu ką, ko nedrįsai iki dabar, nors mažą veiksmelį, ar ten kažkam gal paskambinti, kažką padaryk, kad tu įmaterintum šitą energiją. Super. Ačiū tau labai. Ačiū jums labai. Ačiū. Ačiū. Kaip Marija jaučiasi? Oi, kaip gerai, atrodo, dar pamiegojau vieną parą. Super, super, kaip smagu girdėti. Man sakau, man kaip tas šaltinis pro akis bėgo. Bėgo, nu tikrai. Ir tik tokia, nu labai, toks kaip atrodo, šiltas apkabinimas, labai toksai daugumos, taip mane lik visi apkabino. Ir tikrai va tas atspindys, kur sakė, tai, nu tikrai, kas ką sako, tai girdžiu ir galvoju, ne, čia ne apie, nu jo, tikrai čia aš. Labai daug dalykų kartu susijungia į tą patį. Ir irgi, vat, norisi eiti, daryti, dabar stotis, tiek minčių, visko, dabar kūrybinis toks kažkoks prasidėjo procesas. Nuostabu, ir reik ir daryk, ir kažką, visas raginu mus, va tą energiją kažkaip per kažkokį tai veiksmą išskleisti ir kažką padaryti, kad mes va jau į materiją įnešam. Ne tai, kad va tik pabuvom toj gerai būsenoj čia, ne, bet einam ir kažką tokio, kad va, mes tikrai tvirtinam savimi, kad mes darom. Tai ačiū labai, Marija. Ačiū. Aš jau pasidalinsiu, ką padarysiu. Einu dabar nusirengsiu nuoga ir įsimaudysiu. Super! Oi, super, labai gerai. Nuostabu. Nu, kaip Inga. Gerai, viskas labai. Jaučiu irgi tokį pakilėjimą. Ir dabar jau eisiu su visom sąmonėm, kurios nori patirties, tokios pomidorų sodinti. Super, gerai, į žemę, viską ten mums pasakyti. Dabar tik tais į žemę. Tu ir sodink, žinai, sodinu gausą, sodinu ten dar kažką, ką tik nori savo gyvenime, viską susodink. Super, Inga, labai gerai. Nu, Editukas kaip? O nieko, irgi labai gerai, taip lengvai, nors bandė čia man iš išorės, iš aplinkos trukdyti, kaip tik pradėjau medituoti, sujungti ir skambina vaikas vienas ir ateina, ir antras ateina ir kalbina. Bet aš taip pasidžiaugiau, kad išlikau tokia stabili ir džiaugsme, kas anksčiau man sukeldavo pyktį, nes galvoju, ko čia jie eina, jo nesupranta, nemato, kad aš čia medituoju. O dabar taip lengvai, paprastai, taip su šypsena ateina, nusišypsau, išeina, nu taip gera ir taip dabar toks irgi jaučiasi lengvumas, tai labai dėkoju Jums. Ačiū, kaip faina. Tai čia ir apie laisvę, jeigu tu savo leidi laisvai elgtis, tai ir tu turi šeimynai leisti laisvai elgtis, kaip jie nori. Ir pati gerai tame jautiesi. Tai va, tai jau materinosi tą laisvę tavo aplinkoje. Super. Ačiū. Super. Ir kas mūsų Ievutė dar? Ieva. O. Pas mane trikdžiai buvo nuolatos. Viskas gerai. Man nepavyko išbūti.
Bet šiaip tai labai toksai, ateina žodis įsimaterinimas ir įsitvirtinimas, pasijuto tos, norėsiu pasakyti, net sąmonės. Ir tikiuosi, suprantu, kad tuo reikia dirbti kiekvieną akimirką ir kiekvieną akimirką savo tą priminti. Ne tik tai kaip gausa, bet ir kaip būtent tą vidinę laisvę ir džiaugsmą. Kiekvieną akimirką tame būti. Tikrai. Dar stipriau įsiskleis ir tada duos tą vienokį ar kitokį rezultatą. Taip, būtent, kai būsim tam džiaugsme ir vidiniai laisvai, tai ta gausa savaime, jinai tiesiog jau kaip pridedanti energija, jinai skleidžiasi, jo vidinė ta laisvė, tas džiaugsmas, tas pasitikėjimas, ramybė, va šitos visos energijos, jos tiesiog aktyvuoja tą gausą. Tai va, ir einam gyventi, einam savęs stebėti. Aš dar noriu priminti, kad va kaip po to, kai Ieva pasidalinai, kad tiesiog dabar yra toks nuostabus laikas, kai pati gamta mums labai labai padeda, taip, ta visa gyvybė, paukščiukai čiulba, gėlės žydi, visur žalia ir taip toliau, tai pajauskim tą palaikymą iš visur, nes kartais mums atrodo, kad aš esu vienas toks ir man čia gal sunku, čia kažkas vyksta ne taip, kaip norėčiau, bet tada pamatykim, kiek daug yra aplink mus, kurie to palaikymo iš subtilaus pasaulio, iš pasaulio tiesiog visų, kurie yra šalia, net žmonės visi aplinkui, jie visi yra mums kaip pagalba, kaip tam, kad mes galėtumėm gyventi taip, kaip mes norim ir pajauskim tą visą. Priimti. Priimti. Taip, ir ačiū tau, Giedrė, ir mes eikim tą atvirą, ne tik jauskim tą pagalbą, palaikymą, bet ir mes eikim tą atvirą širdim su meilė į kiekvieną. Bet nusimeskim jau tuos vertinimus, įvaizdžius, tiesiog žiūrėkim į tą kiekvieną, kaip į tą sąmonės pasireiškimą formoj, ir tuomet kitaip tada visai nukrenta tie vertinimai, kai mes žinom, kad tas žmogus, kur galbūt elgesys kažkoks mums nelabai priimtinas, bet žinom, kad jis irgi yra sąmonės, irgi patiria save čia taip, kaip jam reikia, ir tuomet lengvai leidžiam galbūt neutralume, priimam, kad jis gali reikštis taip, kaip jam reikalinga. Jeigu sukelia manyje kažkokius tai jausmus, tas jo elgesys, tada tik į save, kas manyje ten yra, kas ten atliepia, kas ten juda. Be jokio teisimo, tikrai va čia labai susižiūrim savo išdidumą, savo puikybę, savo teisuoliškumą, va šitos visos energijos nedera su gausa. Jau mes su Giedre taip pasityrinėjom per save ir vat einam tam tyrume, pasitikėjime, paprastume, lengvume, ir tuomet labai, labai gera tampa būti savimi, mes išsilaisvinom iš visų tų rėmų. Tai dar kartą labai labai dėkoju visom, tikrai taip gera, šilta, ir kągi būsim, bendrausim, tikiuosi, ar ne, ir kągi, tada mes jungiamės rytoj, o jeigu jausit, jeigu norėsit, dalinkitės bet kuo. Erdvė visiškai WhatsApp laisva. Ar nuotraukom, ar mintimi, ar koks suvokimas atsivers, ar koks sunkumėlis užeis. Galit raštu, galit voisu, balsu įrašyti. Visiškai erdvė atvira ir pasiruošusi priimti visus ir lengvai dalintis, būti kartu. Tai ačiū labai. Ačiū Jums. Ačiū Jums. Ir iki.